Sekantį modeliuką, kurį jums noriu parodyti, tai GLE 350. Tai yra 18 metų modelis, 97 tūkstančiai mylių. Vat galim pasižiūrėti, koks jo mušimas buvo į priekį. Kaip matot, lonžironai, radiatoriai, balkiai, viskas yra vietoj, viskas veikia, grinai gavęs vat į šitą kairę pusę. Šiek tiek yra vat pažeistas kapotas, grotelės, bamperis. Parsiduoda jinai draudimo kompanijos, aukcionas bus sausio 5 dieną. Tai progresyvas yra draudimas, kaip matot. Slenkščiai yra sveiki, mėlyna graži tokia spalva. Šitas šonas yra gražus, švarus, šviesus salonas. Medinis vairiukas gražus, šildomos sėdynės matau yra. Sėdinių būklė yra gera, kaip sakant, reikia aišku išsivalyti. Bet jisai kūrėsi ir važiuoja, galim pabandyti užvesti. Jo, varikliukas susiveda gražiai. Dega check engine'as, keletą klaidų dega. Po avarijų visą laiką. Tai vat, liukai yra ir stoglangis, viskas tvarkoja, nesudaužyti. Šita pusė vat yra irgi labai tvarkinga. Galas švarus, yra kablys. Kilimėliai sudėti. Atsarginis ratas yra. Šita pusė, kaip matot, tvarkinga oda. Visiškai oda tvarkinga, o lempa yra, bet sudaužyta, kam ją reikia dėti. Mėgsta jie tų šiukšlių, žinokit, pridėti, tai nežinau kam iš tikrųjų. Draudimas palieka, kaip sakant, aukcionai yra nesvarbu, žinai. Ar kas yra mašina ir nėra, čia, kaip sakant, ne jų reikalas. Aptaila nesugadinta, oda irgi tvarkinga, vat ir iš šitos pusės. Dantų pastą žmogelis vežiojasi. Taip, viskas yra čia gerai.